Tai pasirinkus tinkamą kraiką, mūsų namai tikrai neturi nepageidaujamo, tarkim, kačių šlapimo kvapo ir šiai dienai tarp gyvūnų šeimininkų, tarp kačių šeimininkų vieni populiariausių kraikų pasirinkimų tai yra tofu žirnių ląstelienos kraikas arba smulkusis mongoliškas bentonitas. Tai šie kraikai, kurie ypatingai greitai sugeria drėgmę, neutralizuoja kvapus ir patinka mūsų kačių pėdutėms. O ką daryti, jeigu katė staiga nustojo naudotis kraiko dėžute? Na tai žinoma yra keli aspektai. Tai pirma, pats kraiko pasirinkimas, na ir kitas labai svarbus dalykas tai reguliari priežiūra katės tualeto. Katės tualetą tikrai reikia reguliariai plauti arba galite valyti su tam specialiai skirtomis priemonėmis, kurios naikina kvapus. Jas galite įsigyti tiesiog gyvūnų prekių parduotuvėse, jos yra visiškai saugios mūsų augintiniams. O jeigu žmonės augina jautrią katę, ar reikėtų kažkokį tai specialų kraiką rinktis? Ypatingai jautrioms katėms arba į alergiją linkusioms katėms ypatingai tinka žirnių ląstelienos kraikas. Kodėl? Todėl, kad jis yra visiškai natūralus. Šis kraikas nedulka, puikiai sugeria kvapus, sušoka į grumstelį, na ir manau toks ypatingas išskirtinumas yra šio kraiko, kad jį galima nuleisti tiesiai į tualetą, ko tikrai negalėsite padaryti su kitais kraikais. Kita puikia alternatyva tai gali būti mongoliškas bentonitas. Tai ypatingai smulkus kraikas, kuris taip pat puikiai neutralizuoja kvapus, greitai sugeria drėgmę, sušoka į grumstelį, kas yra patogu ir katės šeimininkui prižiūrint katės tualetą. Tai tiesiog atkreipkite dėmesį renkantis kraiką į kraiko efektyvumą, jo sudėtį, na ir žinoma į savo katės poreikius.